Bandymas išbristi iš emociškai sunkaus periodo atsimuša į vieną didelę problemą. Gal pasakysiu pernelyg ir tiesmukiškai, bet daugeliu žmonių tiesiog patogu jausti skausmą. Į tavo psichinę ir emocinę sveikatą stipriai paužusi, tai pirmasis poelgis, kurio imsisi, bus sėdėjimas lovoje, savęs gailėjimasis, aukos pozicijos kaukės užsidėjimas ar koks kitas elgesys tik dar labiau sumažins tavo energijos lygį. Žinai, kad pasivaikščiojimas gamtoje, kvėpavimo pratimai, informacijų sakymas, savo apsilankymas hipnoterapeuto ar psichologo kabinete tau padėtų, tačiau jauti tam niekingą pasipriešinimą. Visada lengviau pasiduoti skausmą, bet jei nori rasti išeitį ir augti, reikia stiprybės atsidurti nepatogiose situacijose. Net tada, kai tavo ego tvirtai įsikibęs laikysis tos menkavertiškos ir maištaujančios elgsenos. Turi rinktis ir kartais net versti save daryti dalykus, kurie ilgainiui atneša didelę grąžą tavo vidiniam pasauliui. Tad globok save it mažą rastą paukštelę su sulūžusiu sparneliu ir padėk jam vėl pakilti į žydrąją padangę.